Tokiu oru tik su Radio Gama 99 FM bangų ruože. Yra gana daug krypčių, bet pagrindė visas kryptis yra susiję su jūra. Tai yra mūsų ideali kryptis, kurie yra tikrai jau nebekartojama Lietuvos mastu ir toj kryptyje vystomi mūsų tyrimai. Protonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie vysto mokslinius tyrimus unikalia Lietuvoje, profesoriaus Sergejaus Lebedevo akcentuota jūrinė kryptimi ir daro tai jungdami jėgas ne tik tarpusavyje su kitų krypčių mokslininkais, bet ir bendradarbiaudami su verslo įmonėmis, valdžios žmonėmis. Dirba, kad jūroje plaukiojantis laivai neštų kuo didesnę ekonominę naudą ir darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. 2011 metais ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, siekdama tą neigiamą poveikį aplinkai sumažinti, aktualizavo poreikį analizuoti laivo gyvavimo ciklą, susidedantį iš laivo statybos, pačios laivybos ir prireikus laivo perdirbimo. Tačiau net laivo perdirbimo procese, laivus statant ir remontuojant, pertvarkant pagal konvencinius reikalavimus, į vandenį ir orą įskiriama daug kenksmingų medžiagų, per daug. Todėl dar net ne jūroje, o jau laivų statybos ir remonto įmonėse būtina spręsti technologinių procesų našumo, energetinio efektyvumo didinimo, o tuo pačiu ir konkurencingumo bei aplinkos taršos mažinimo klausimus. Nuo pat universiteto įsteigimo visas būrys skirtingų krypčių mokslininkų pluša tam, kad laivų statybos ir remonto įmonės kuo greičiau išsivalytų nuo aplinką teršiančių technologijų, o jūra išsivaduotų nuo ją alinančių laivų. Mokslininkų ir jūrininkų darbo rezultatai taikomi plačiai. Kur ir kaip, tona mintims užduoda Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė, jūrų inžinerijos katedros docentė daktarė Rima Mickevičienė. Viskas sukasi apie laivą ir jūrinę infrastruktūrą. Mūsų mokslinius tyrimus galima pritaikyti projektuojant laivus, optimizuojant bet kokių plaukiojančių objektų formas, gaminant metalinės konstrukcijas, prognozuojant jų ilgamžiškumą. Galbūt daug kas ir girdėjo apie balastinių vandenų valymo konvenciją, kuri buvo ratifikuota rugsėjo 8 dieną. Tai reiškia, kad po 12 mėnesių įsigalios ir naujai statomi laivai turės turėti balastinių vandenų valymo sistemas. Reiškia, jau eksploatuojami laivai priklausomai nuo jo dydžio, tam tikrų laikotarpių, praeidami techninę apžiūrą, taip pat turės instaliuotis valymo sistemas. Iš kitos pusės labai griežtėja ir reikalavimai antikoroziniai laivo korpuso konstrukcijų apsaugai. Korpusas yra dažomas, vidinės konstrukcijos taip pat yra dažomas, balastiniai tankai dažomi taip pat iš vidaus, yra anodai kabinami. Žodžiu, procesas yra lėtinamas kiek tik įmanoma, bet nepaisant to, tai yra kritinės vietos laive. Jeigu mes pradėsime valyti balastinį vandenį, labai populiari technologija yra chloravimas. Tai chloravimas, kaip žinia, jisai spartina koroziją, vadinasi, poveikis konstrukcijom gali būti daug didesnis. Tai mes ir atliekame įvairius eksperimentus, bandydami įsitikinti, kas būtų, jeigu būtų. Kadangi keletoje praėjusių laidų apie daktarės Rimos Mickevičienės įvardintą mokslininkų rūpestį, identifikuoti ir spręsti ekologinės problemas jūroje jau kalbėjome, šįkart naujos kartos žaliuosius laivus noriu pasilikti tik kaip pavyzdį ir kviečiu atkreipti dėmesį į patį problemų sprendimo procesą bei to proceso dalyvius. Į bendram tikslui pasiekti suburtą komandą, ne vien mokslininkų, bet ir verslininkų, viešųjų institucijų. Skambus žodis klasteris. Klaipėdos universiteto mokslininkams jis kartu su lydinčiu žodžiu jūrinis jau įprastas ir yra tapęs dar vienu objektu moksliniams tyrimams. Apie jūrinio sektoriaus klasterizaciją ir su jie susijusius mokslininkų darbus, savo asmeninę patirtį plačiau pasakoja kita mūsų šios laidos dalyvė. Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto ekonomikos katedros lektorė daktarė Rasa Vėderytė. Mūsų komanda dirba daugiau jūrinio sektoriaus klasterizacijos srity. O jeigu pasižiūrėtumėm pačią tą pradžią arba tą tokią idėjos gimimą, kaip mes prisijungėm ir atradom tą mūsų tokią sritį, kurioje pradėjom vystyti mokslinius tyrimus, tai reikėtų galbūt pasakyti tai, kad dalyvaujant tarptautinėse mokslinėse konferencijose ekonomikos tematika, tai Vokietijoje ir Suomijoje ir Danijoje vis daugiau mokslinių pranešimų pasirodė būtent pramonės įmonių jungimosi poreikio tematika.
Analizuojant konkurencingumą ir įlemiančius veiksnius, vis daugiau dėmesio imta skirti regioninio konkurencingumo priemonėms. O įmonių telkimasis į tas aglomeruotas struktūras, būtent klasterius, siekiant sukurtą bendrą pridėtinę vertę ir yra kaip tik viena iš tų pagrindinių priemonių, kuri padeda smulkaus vidutinio verslo įmonėms stiprinti savo pozicijas rinkoje. Tai šis sritis pasirodė įdomi, nauja, todėl dar 2010 metais pasukau savo mokslinius tyrimus klasterizacijos tematikos linkme. Na, o 13 metais Lietuvoje susiformavo toks labai įdomus neformalus struktūrinis darinys, tai yra Lietuvos klasterių forumas, kuriame kartą per mėnesį susitikus vyksta karštos įdomios diskusijos. Dalijamasi patirtim, naujausia informacija. Na, teko dalyvauti ir tarptautinių klasterių specialistų iš Vokietijos ir Ispanijos vestuose tiksliniuose mokymuose klasterizacijų tematika. Taigi ta bendruomenė yra tokia vitališka, gyva ir klasterizacijų tas sritis iš tikrųjų yra labai patraukli ir yra tikrai kas veikti. Ir visgi, kas ta klasterizacija? Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie smulkaus ir vidinio verslo tokį interesą. Tai pirmiausiai smulkus ir vidinis verslas yra laikoma, kad jis negali išlikti konkurencingas pavieniui arba nebus tiek stiprus ateityje, kiek galėtų būti stiprus susijungęs su kitais. Tai jeigu pasižiūrėtumėm tokį kompleksiškesnį klasterio sampratos apibrėžimą, sakytumėm, kad tai yra tam tikroje geografinėje vietovėje tarpusavyje susietų įmonių, specializuotų tiekėjų, paslaugų galbūt tiekėjų, taipogi susietų pramonės šakų įmonių ir tam tikros krypties asocijuotų institucijų, tokių kaip prekybinių organizacijų, asociacijų, universitetų, mokslo, kitų mokymo įstaigų, kurios konkuruoja, bet taip pat ir bendradarbiauja tam tikrą koncentraciją. Na ir būtent šita koncentracija kūrė tam tikrą pridėtinę vertę. Būtent klasteris skiriasi nuo kitų tom, kad klasteris yra orientuotas į vertės kūrimą, tai yra į komercinę naudą, didesnę komercinę naudą, į naujų produktų kūrimą, į inovacijų skatinimą. Tuo skiriasi nuo asocijuotų kitų struktūrų. Lietuva nedidelė šalis, tad klasterizacija dažniausiai neapsiriboja tik valstybės sienomis ir tai džiugina. Iš tikrųjų, mažai šaliai kaip Lietuva tai yra labai aktualu, tai reikėtų galbūt ir pasidžiaugti, kad kaip tik gruodžio pabaigoje inicijavom ir subūrėm tarptautinę mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovų ekspertų komandą iš Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos ir mūsų iniciatyvą paruošėm tarptautinio mokslinio projekto paraišką Klastermare arba lietuviškai tai inovacinių gebėjimų stiprinimas jūrinės klasterizacijos iniciatyvomis, kuri šiuo metu yra vertinama. Jeigu laimėtumėm, tai Baltijos jūros regiono jūrinis sektorius ženkliai sustiprės klasterizacijos srity, tikrai tokių rezultatų tikimės. Na ir per projekto gyvenimo laikotarpį būtų atliekami smulkaus vidutinio verslo rinkos analizės tyrimai jūrinės klasterizacijos srity. Tai būtų įvairūs dvišaliai susitikimai, įvairūs labai konkretūs mokymai jūrinio sektoriaus organizacijoms. Pavyzdžiui, kas tai yra klasteris, kaip įkurti klasterį, kokia yra veikiančio klasterio nauda, kokie yra klasterio organizacijos valdymo ypatumai, kaip sukurti naują produktą arba naują inovaciją pačiam klasteryje, kaip sustiprinti klasterio prekės ženklą. Tokia būtų ta veikla, į kurią mes kryptingai orientuojamės artimiausiu laiku. Kas jūsų Klaipėdos universiteto partneriai, bendraminčiai čia Klaipėdoje? Reikėtų iš tikrųjų pasidžiaugti, kad jūrinis sektorius nors klasteriu negali būti vadinamas dėl tam tikrų struktūrinių sampratų, bet vis dėlto pats sektorius, jūrinis sektorius yra iš tikrųjų gana stipriai bendradarbiaujantis tarpusavį. Aš turiu omeny mokslą, verslą ir viešasias institucijas. Iš mokslo institucijų tikrai galime paminėti nemažai dalyvaujančių šitose struktūrose. Viešojo sektoriaus institucijos taipogi savivaldybė arba prekybos pramonės amatų rūmai, valstybinė jūrų uosto direkcija jungiasi prie šitų iniciatyvų ir tikrai rodo palaikymą ir skatina plėtoti klasterizaciją. Na ir aišku, pagrindinė orientacija klasterio kaip po pačios sampratos tai yra verslo organizacijos. Mes visada vis tiek turim fiksuoti, kad tai yra smulkaus ir vidutinio verslo organizacijoms didžiausia teikiama nauda, nes jos jungdamosis tarpusavyje gali sukurti naują produktą, sumažinti savo kintamas sąnaudas, gali pasinaudoti jau sukurtą infrastruktūrą, gali sukurti naują produktą, inovatyvų produktą, gali išeiti į užsienio rinkas. Tai visais atvejais iš tikrųjų klasteris kaip po toks jis duoda pakankamai daug naudų. Pasidalinkit pavyzdžiais. Suskystintų gamtinių dujų terminalo kompetencijų klasteris, evita klasteris, saugumo klasteris, kūrybinis klasteris. Tikrai yra nemažai įvairių veiklos sričių klasterių. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad pramonės sritis gana sunkiai klasterizuojasi. Todėl, kai mes tyrinėjome jūrinį sektorių kaip po tokį, būtent susidūrėme su šitą problematiką, kadangi jūrinis sektorius iš tikrųjų yra įvairialypė, daugia struktūrė ekonominių veiklos sričių sutelktis. Ir čia mes matome, kad reikėtų
reikėtų vis dėlto specializuoti tam tikras jūrinio sektoriaus sritis tam, kad galėtų sėkmingai čia vystytis klasteriai. Laidos pradžioje atkreipėme dėmesį į jūros taršos iš laivų problemą ir siekius tą problemą mažinti. Kiek klasteriai prisideda prie gamtos išsaugojimo? Pastaruoju metu, būtent 2014-2020 metų finansavimo periode yra skiriamas didžiulis dėmesys klasterių veiklos rezultatams, tokiems kaip inovatyvumui didinti, būtent ne apskritai kažkokiuose srityse, bet vis dėlto tikslingai mėlynajame augime ir žaliajame augime. Ir būtent per tą žalią augimą, ką jūs ir kalbat, būtent apie ekologiškas iniciatyvas, būtent per tą žalią, per mėlyną augimą yra siekiama, kad klasteriai plėtotų ir vystytų savo veiklas. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus paskelbusiais daugiau kaip 9000 mokslinių publikacijų. Klaipėdos universiteto mokslininkų tyrimai ir patirtis rodo, jūrinis klasteris kaip didelė virtuali organizacija įgyja ir galingą derybinę jėgą. Susiformuoja ypatinga bendruomeninė kultūra, kuri tampa svarbi ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu požiūriu. Kokie didžiausi jau nuveikti darbai? Vėlgi teiraujusi Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto ekonomikos katedros lektorės daktarės Rasos Vėderytės. Jeigu pasižiūrėtumėm pagal tuos darbus, ką mes esame atlikę, gal daugiau koncentruojantis į ekonominę mokslo sritį, tai būtų tokie pagrindiniai darbai. Pirmiausiai, mes sudarėme Lietuvos jūrinio sektoriaus struktūrą, kuri iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume statistikos departamento skelbiamus duomenis, Lietuvos duomenis nėra skelbiami pagal sektorius. Ir kai mes interpretuojam sektorių kaip po tokią veiklos sritį, mes dažnai šnekamojo kalboje sektorių žodį vartojam. Tai pažiūrėjome, kaip Europos komisija vertina, kalbėdama sektorių, kokias ūkio sritis apima, tai būtent pagal šias ūkio sritis mes sudarėme Lietuvos jūrinio sektoriaus struktūrą, toliau išskyrėme ir susisteminom pagrindinės Lietuvos jūrinio sektoriaus klasterizacijos prielaidas ir rizikas, kurios skatina arba stabdo konkurencingumą, produktyvumą ir inovatyvumą. Nustatėme ekonominius rodiklius, kurie yra reikšmingi sektoriaus klasterizacijos prielaidų vertinimui, atlikome 2007-2012 metų ekonominės veiklos rezultatus, išreiškėm absoliučiais ir santykiniais dydžiais, sudarėm jūrinio sektoriaus klasterizacijos prielaidų kompleksinio tokio ekonominio vertinimo metodiką, ir patikrinom būtent šitą metodiką Lietuvos jūrinio sektoriaus kontekste. Žvilgterkim rytojun. Didelių vilčių dedame į inicijuotą projektą, kuris tikėtina sutelks 5 šalių ekspertus ir gana stipriai pastiprinsim šitą Lietuvos jūrinį sektorių klasterizacijos iniciatyvomis, būtent per mokymus, per informacijos suteikimą, per tiesiog facilitatoriaus paslaugų suteikimą, gerosios praktikos apsikeitimą. Tiesiog esam numatę tikrai nemažai informacinių sklaidos renginių, kad būtent verslo įmonės gautų kiek galima daugiau informacijos, tikslinės informacijos, susistemintos informacijos, kaip klasteriai yra remiami Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kokios galimos skatinimo priemonės, kokią naudą gali duoti, kokia yra trumpalaikė ir ilgalaikė nauda, kokios sąnaudos yra steigiant klasterį ir kaip jį fasilituoti. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtumėm tą tokią visumoje esančią ES politiką, mes matom, kad tikrai labai daug įvairiausių yra strategijų pastaruoju metu, kurios praktiškai visos apima skatindamos klasterizacijos plėtrą. Tai ir integruota jūrų politika ES ir ES Baltijos jūros regiono strategija, ir Lietuvos inovacijų strategija, ir vizija Lietuva ES, ir Lietuvos klasterių plėtros koncepcija, ir daugelis kitų dokumentų kalba būtent apie Lietuvos kaip mažos šalies pramonės sričių koncentravimąsi klasterizacijos formą. Tam, kad pasiekti užsienio rinkas, būti stipresniems, išlaikyti konkurencinės pozicijas, stiprintas konkurencinės pozicijas rinkoje, nes pavieniui mes esam pakankamai silpni. Klasteriai dabarties ir ateities procesas. Taip, todėl tai ir žavi, kad visa tai yra dar gyva, visa tai yra ES politikos gairėse, yra nemažai susitikimų, pastaruoju metu irgi teko galimybė dalyvauti juose, pavyzdžiui, Europos komisija inicijuoja dvišalius susitikimus klasterių tematika, skatina klasterių bendradarbiavimą tarpusavyje. Lietuvoje 2012 metais jau yra įsteigta Lietuvos klasterių asociacija, kuri šiais metais žada aktyvinti veiklas.
Ir visa šita bendruomenė, jie iš tikrųjų yra tokie vitališki, gyvi, jie veikiantis, jie turintys žinių, jie yra tarptautiški, jie ieško inovatyvių produktų, nes galime išskirti dviejų rūšių asmenys veikiančių šitose struktūrose. Tai yra įmonių vadovai, kurie savo organizacijose įgyvendina tam tikrą, reiškia, klasterio veiklą arba dalyvauja vertės kūrimo grandinėje su tam tikrų savo produktų ar paslaugą. Ir yra klasterio organizacija kaip po tokia, pavyzdžiui, klasterio fasilitatoriai arba klasterių vadybininkai. Tai jie būtent turi ieškoti ir tų naujų rinkų, sujungti klasterio narius, kaip sumažinti nepasitikėjimą vieni kitais, kaip išlyginti arba suvienodinti sąlygas, kaip pasiūlyti visiems klasterio nariams tam tikras priemonės, kurios būtų patrauklios daugumai, kaip atrastas užsienio rinkas, į kurias klasterio nariai turėtų eiti, kaip atrasti inovatyvų produktą, kurį galėtų kurti bendrai klasterio nariai, nes pavienės įmonės negali to produkto sukurti. Metas išgirsti kolegų kartu su jumis dirbančių mokslininkų vardus. Pirmiausiai, tai esam Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto ekonomikos katedros komanda. Sėkmingai sutvirtinom mokslinio bendradarbiavimo ryšius tuomet, kai 2012-2015 metais buvo įgyvendinamas projektas pavadinimu Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijos ir aplinkos tyrimų plėtra, kurio įgyvendinimo metu buvau projekto vadovė ir viena iš 14 mokslinių temų vadovė. Ir mūsų ekonomistų komanda įgyvendino būtent temą pavadinimu Lietuvos jūrinio klasterio formavimo ekonominių prielaidų tyrimas. Tai mūsų idėjinis vadovas ir visokiojopa pagalba įgyvendinant mokslinius tyrimus buvo profesorius Vytautas Juščius, o komandos nariai tai Jelena Nikolajenko, Agnė Šneiderienė, Henrika Šakienė, Donatas Jonikas, Loreta Dikšaitė, Milda Skeivytė bei vadybos katedros mokslininkai. Tai profesorius Rimantas Stašys, profesorė Ligita Šimanskienė ir kiti, kurių pagalba tikrai didžiulė, tačiau čia visų tiesiog neišvardinsiu dėl laiko stokos. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Aktyviai bendradarbiaujančiais su visomis Europos ir gausybė pasaulio šalių. Mokslininkas skamba pakiliai, tačiau jo klausydamasis kartais net nesusimastai, jog ir jis kažkada, kaip ir mes kiekvienas, mokėsi mokykloje ir mokslininkų nebuvo. Kaip tai nutinka, kaip tampama mokslininku? Išgirskim dar vieną prisipažinimą. Jo savininkė daktarė Rasa Vėderytė. Klaipėdos universitete studijavau bakalauro ir magistrantūros studijose, vėliau pabaigus studijas dirbau administracinį darbą ir stebėjau mokslininkų veiklas iš šalies. Na, teko dirbti ne vien tik tai Klaipėdos universitete. Iš tikrųjų sutikau puikių žmonių, mokslininkų, turėjau puikius vadovus ir jų pavyzdys mane įkvėpė siekti daugiau. 2014 metais pabaigiau ekonomikos doktorantūros studijas ir 15 metų sausį sėkmingai apgyniau disertaciją Kauno technologijos universitete. Tema Lietuvos jūrinio sektoriaus klasterizacijos prielaidų ekonominis vertinimas. 16 metų vasarą Klaipėdos universiteto leidykla išleido monografiją, kurios autoriai esam dviese, tai profesorius Vytautas Juščius ir aš, o monografija vadinasi Jūrinio sektoriaus klasterizacijos ypatumai ir požymiai. Nuo 13 metų esu paruošus daugiau kaip 15 mokslinių straipsnių, kurie išspausdinti Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Na, teko dalyvauti virš 15 tarptautinių mokslinių konferencijų, pristatyti savo darbo rezultatus, bei turėti puikių galimybių susipažinti su užsienio mokslininkais, dirbančiais panašioj srityje, su daugeliu iš jų ir dabar palaikom draugiškus profesinius ryšius. Taigi galima sakyti, jog suformuotos darbo užduotis, palankios darbo sąlygos, autoritetai ir pati Klaipėda mane paskatino tapti mokslo žmogum ir tam sudarė puikią terpę atrasti mokslinių tyrimų kryptį ir ją plėtoti. Belieka pasidžiaugti ir laidai baigiantis pasidalinti mintimis apie jauną 25 su pliusu sulaukusi Klaipėdos universitetą. Kviečiu abi daktarės Rasą Vėderytę ir Rimą Mickevičienę. Na, pirmiausia, tai jaunas universitetas, o jaunas tai veržlus, imlus naujovėms, lankstus. Na ir vis dar ieškantis geriausios vietos pasaulyje, man taip atrodo. Todėl norėtųs, kad jis būtų labiau atviras ir labiau šiuolaikiškas, kad pritrauktų daugiau kūrybiško jaunimo tiek studijoms, tiek darbui, kad turėtų stiprią strategiją ir patrauklų motyvacijos paketą jaunimui, kad jaunimui būtų čia, kas veikti ir po studijų, užklasinėse veiklose, kad vyktų aktyvus tarptautiniai mainai ir būtų perimta geroji praktika iš pačių geriausių tarptautinių mokslo ir studijų institucijų, kad ji turėtų galimybę būti pritaikoma čia pas mus Klaipėdos universitete. Na, norėtųs daugiau ir tarptautinių mokslo projektų, aktyvesnio bendruomenės įsitraukimo į tarptautiškumą plačiaja prasme. Dabar irgi to netrūksta, na, bet tobulėjimui ir iniciatyvoms ribų nėra. Taipogi linkiu, kad Klaipėdos universitetas ne tik sėkmingai įsilietų, bet ir aktyviai dalyvautų įvairiuose klasterinėse verslo struktūrose, kurių ne tik Lietuvoje, bet ir visam Baltijos jūros regione tikrai netrūksta. 25 metai universitetui, tai yra labai nedaug.
drąsiai galima sakyti, kad tai jaunas universitetas, jo tradicijos tebekūriamos, taip pat kūriama ir infrastruktūra. Galbūt ne vienas mano kolega jau minėjo, kad yra statomos laboratorijos, mokslinės laboratorijos, atviros prieigos centras jau yra sukurtas, tos laboratorijos taip pat dirbs atviros prieigos principais, atitinkamai šita infrastruktūra bus panaudota ne tiek mokslinio, bet ir studijų reikalams. Kita vertus, mūsų vystomų tyrimų, prioritetinių tyrimų aprėptis yra labai specifinė. Mes domimės jūros mokslais ir jūros technologijomis, ko nedaro kiti Lietuvos universitetai ir jų atviros prieigos centrai. Prototonai. Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto ekonomikos katedros lektorė daktarė Rasa Viderytė ir jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto dekanė, jūrų inžinerijos katedros docentė daktarė Rima Mickevičienė. Ačiū, pliusas jums. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.